Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip Danausi vardu. Ir šį kartą grįžtu su kitokiu vaizdo įrašu, kuriame aš palyginsiu dvi skirtingas versijas Flamecraft žaidimo. Tai yra lietuviška Brain Games'ų versija ir originali angliška. Pažiūrėsime, kokie skirtumai yra pačio vertimo, kas yra Brain Games'ų dėžė, nes anksčiau jau atidarinėjau anglišką, tai tikrai įdomu, kokie skirtumai, ar kokybė skiriasi, kaip vertimas skiriasi ir panašiai. Jeigu žiūrint į žaidimo nugarėlės, tai labai panašios, tik matosi, kad šita sekcija yra padaryta lygiai taip pat kaip kitų Brain Games'ų. Paveikslėlis irgi yra identiškas, tik aišku, čia yra lietuviškai, čia yra angliškai. Komponentų skaičius daug detalesnis yra angliškai versijai. Lietuviškai visko kur kas mažiau aprašyta. Tiesiog visos kortelės yra sujungtos į dvi kategorijas. Toliau žetonai irgi bendrai sujungti. O angliškai yra viskas atskirai. Abi yra standartinės versijos, tai tokie skirtumai žiūrint iš nugaros. Toliau taisyklės. Pasižiūrėsime detaliau, kai lyginsiu vieną su kita. Tokenai irgi galėsim palyginti. Insertas atrodo irgi pakankamai gerai palyginus. Visi tokenai, kuriuos irgi palyginsiu vieną su kitu, kortelės ir panašiai. Tai iš karto viską išimsiu, bus patogiau lyginti. Taip pat ir šitoj versijai maišelių yra pridedama papildomai. Dabar galim pažiūrėti tokenus. Čia yra angliškos versijos, o čia Brain Games'ų. Tai tamsesni tokenai. Taip pat pinigai čia irgi atrodo pilkesnis antspaudas, sakykim taip, ant pačio pinigo, čia pilkiau, čia taip labiau į geltonumą eina. Toliau sumuštinė atrodo pakankamai vienodai ir kumpis taip pat. Toje pusėje žiūrint, jo, matosi labiau, bent man žiūrint akimis atrodo, čia yra į pilkumą, čia labiau į aukso spalvą yra pats antspaudas. Jeigu imant žalią tokeną, tai skirtumas būtų akivaizdesnis, man bent jau atrodytų. Čia apie šitos viršutinius tokenus. Toliau lyginant kitos spalvos tokenus, tai atrodo viskas daug identiškiau bent jau, bet vis tiek labiau šviesesnis, sakyčiau, Brain Games'ų versijoje. Na, aišku, reikia geresnės kameros, kad palyginti, bet žiūrint iš akies, tokenai yra vienodo storio. Taip, toliau čia yra visas mano kontentas, tai, kaip sakiau, ekstra stuffo nežiūrėsiu. Pasižiūrėsime korteles. Tai atsidarysim vieną peką ir kitą. Taip, kortelės. Jos spalva, sakyčiau, irgi beveik identiška. Bet matote, žalumas irgi skiriasi. Taip, aišku, drakonai ar slibinai, tai čia jau klausimas, kas būtų geriau. Drakonai jau yra labiau, kaip sakyti, international žodis, arčiau angliško. Daugiau jo, kas susiję į simboliukų vertimą, atrodo viskas gerai. Fancy Dragons ypatingi drakonai, gal ir variantas. Toliau apie ypatingus drakonus, tai tarkim Mėnulio drakonas prašo premiją gauti galima tik žaidimo pabaigoje, o angliškai parašyta can only be scored at end of the game. Tai Saulės vertimas drakono, tai kitoks šiek tiek. Įvykdykite užduotį iki žaidimas baigsis. Kodėl ne iki žaidimo pabaigos, pat labai irgi klausimas, kodėl taip išvesta. Ir gaukite premiją, o angliškai būtų score on your turn. Tai va čia, na aišku, tas gal ir nebūtina parašyti, kad on your turn, bet čia tada iš lietuviško vertimo atrodytų, kad tu galėtum gauti, tiksliau įvykdyti užduotį net ne per savo ėjimą, tai va įdomu, kaip tai vyksta.
Ir dar angliškai rašo before game ends. Nu, tai čia gaunasi iki žaidimo pabaigos, bet geriau skamba iki žaidimo pabaigos, negu iki žaidimas baigsis. To gain reward, čia kaip ir apdovanojimas, o čia premija visur kur. Nu, gal ir toks variantas, gal ir neblogai skamba. Toliau kitą pusę žiūrint. Taip, gather rinktis, enchant apžavėti, nu gal ir visai nieko. Parduotuvė krautuvėlė irgi, manau, geras pasirinkimas. Gaukite nurodytų prekių, manau, irgi geriau negu just gain goods, nu, bet angliškai niekur nerašo gain specific goods ar kažkas tokio. Žodžiu, reward yra premija, nu, galima ir taip pasakyti. Apdovanojimas gali būti, bet premija greičiausiai geriau trumpiau skamba. Taip, toliau čia su abiličiu gerai išvesta. Nu, lietuviškai tiksliau išversta, kad už krautuvėlės kortos užkišimas kortos vyksta, o čia tiesiog behind shop. Toliau ėjimo pabaiga, flip over any new shops, refill park and enchantments. Lietuviškai atverskite naujas krautuvėles, jei tokių yra. Atnaujinkite parką ir apžavus. Limitai gerai. Tai toks vertimas. Šitos yra visų vienodos kortos, tai galim praleisti. Tai vieną žaidėjo variantą tuoj pažiūrėsim. Vadeka verčia krūvelę, o kodėl ne kaladę? Labai irgi įdomu. Nes būtų atverskite drakoną iš kaladės ir padėkite jį pirmame tipą atitinkančiame krautuvėlės laukelyje. Universaliame galėtų būti bet koks, bet kokiame, gal net, bet gal universalus yra geriau. Empty shop slot. Nu, tai čia gal galvoja, kad supras ir taip, kad turi būti neužimtas, bet lietuviškoje kortelėje tai nėra pažymėta. Toliau trečias. Perkelkite atitinkamą įsivaizduojamą žaidėjo drakono figūrėlę į krautuvėlę. Jo, o angliškai move a matching non-player dragon to that shop. Nu, gal ir viskas čia tvarkoja. Vat ketvirtas įdomus. Lietuviškai skaitosi taip, jei kurie nors atitinkant antrame žingsnėje padėtą drakoną pasirinkite vienetus ir padėkite atitinkamą krautuvėlę. Nelabai man aišku, man angliškas atrodytų aiškiau ir kas būtų if any matches the place dragon in step 2, choose one to add to a matching shop. Tai vat toks skirtumas vertimo, tada kita pusė achievements pasiekimai. Half a dozen pustusinis, green thumb, žalia pirštis, galėjo būti žalia nykštis, glitter bomb, blizgučių bomba, skonių jūra, flavor town, nu jo, brewmeister, miksologas. Nu, nežinau, ar miksologas yra geriausias. Master of Markets, prekybos ponas. Manau, ne koks vertimas, o kokį siūlyčiau geresnį, tai vat reikėtų vat pagalvoti. Gal prekybos asas būtų geriau. Mistress of Festivities, švenčių šeimininkė. Čia toks labai pažodžiui yra vertimas, kaip aš suprantu. The different kind of magic, kitokia magija. Visai smagiai skamba. Lord of the Horde, drakono lobis. Daja. Tai gal... ne, čia tai keistas vertimas. Ir apačioje labai keistai išversta, tai yra turn in 9 coins at the end of the game, tai iš esmės tu šitą achievementą paverti 9 koinus, o lietuviškai išversta žaidimo pabaigoje gražinkite 9 koinus. Tai jau nebepasiverčia gražini 9 koinus, 9 pinigus, 9 monetas, kaip bent čia yra išversta. Mat sunku paaiškinti. Lord of the Horde. Gal net sakyčiau genties vadas, gal net, čia tikrai geresnis, ne drakono lobis, nes achievementai yra pasiekimai kaip vos ne kaip titulai, kažkas tokio. O drakono lobis koks čia titlas? Mat sunkiai paaiškinama. Taip, o dabar pačios kitos kortelės, patys, kaip sakant, krautuvėlė šopai pasižiūrim. Drakoninė, Draco Ball. Gali būti, vat su šitais vertimais nelabai ką galima prikipti, nes čia vis tiek bus savotiška interpretacija. Toliau sekantis
Potable potions. Okay. O lietuviškai žiūrėti gerieji gėrimai. Galėjo būti viralai, gal gerieji viralai. Net nežinau. Potions koks yra geresnis vertimas. Nu, ne eleksyras. Nu, gal gėrimai. Gal ir gerai. Botanikos klodas. Kodėl ne klubas, pavyzdžiui. Hello Nursery. Klodas. Įdomus pasirinkimas. Toliau Laimos kalvė. Smagiai skamba. Smith Mort. Čia smagiai. Toliau Fragile Reptile. Taip, krištolo trapučiai. Nežinau, čia kaip tik iš karto įspėja į parduotuvės lankytojus, kad nieko nelieskite, viskas trapu, viskas suduš ir baisu. Gali vykti baisus dalykai, susimokėti reikės ir panašiai, tai galėjo būti net ir krištolo lobiai. Geresnis, sakyčiau, parduotuvės pavadinimas. Toliau kas? Bronzinės bandelės, o angliškai Critical Roles. Nu, aišku, visiškai skirtingi, bet man abu variantai patinka. Toliau žiūrime, kas mūsų laukia. Taip, baltaragio pyragai. Nu, smagiai, sumokėkite 2 pyragus, aš pradžių galvoju sumuštinį, bet čia pyragai. Paimkite 2 parko drakonus, tuoj pažiūrim kaip angliškai. A2 pies, galim taip sakyti. Draw 2 park dragons. Antro parko, čia toks labai literally vertimas. Įdomiai. Paimkite. Ištraukite, tada čia būtų jau tiesiogiai. Jeigu visiškai tiesiogiai čia verstų, sunku pasakyti. Geriau būtų, nes aš dar nežaidžiau žaidimo, tai aš labiau dėl pačio vertimo dabar žiūriu. Skrudintuvė. Įdomus gal parduotuvės pavadinimas. O angliškai Vesta Forgot the Charm. Aišku, labiau fancy skamba. Ir dabar efektai. Padėkite drakonai ignoruodami simbolius. Gaukite nurodytą premiją ir 2 monetas. Place a dragon ignoring icons. Taip, icon symbols. Okay. Gain listed reward plus 2 coins. Čia nelabai ką prikipsi. Toliau. Funky Brewsters ir virpantys viralai. Galbūt ir taip. Taip, angliškai parašyta taip. Take a dragon here to hand. Replace with a park dragon and flame the new one. Paimkite čia esantį drakoną į ranką, pakeiskite jį į parko drakoną ir naują drakoną. Gal 100 ropių. Toks parduotuvės pavadinimas. Angliškai Oh my God. Oh my goods būtų gal geriau. Prisimint tokį žaidimą. Gain 2x reward. Tai gaukite 2x premiją. Čia labai tiesiog galėjo 2 premija būti. From empty slot iš laisvo šios kotuvėlės laukelio. Arba gaukite 2x visų čia esančių drakonų prekių. Čia kaip ir viskas aišku. Toliau gnomveža. Gnome depot. Ok. Gnomveža. Galim ir taip. Manau, sumokėkite 8 vienos rūšies prekes ir gaukite 8 širdeles. Čia jau tiesiogiai viskas yra aišku. Tada blizga visga. Okay, cool name, I guess. Steve Vescaus. Čia jau lietuviškas geriau skamba. Skirtingas, unique. Netiesioginis vertimas, bet unikalės būtų jau labai tiesioginis. Čia matosi, kad šiek tiek pasistengė su vertimu. Tada Lapetit drakonė. Lapetit drakonė. Nieko neišvertė. Absoliučiai. Tingiau atversti, ar kas čia patiko?
Tai va, žiūrim tekstas. Place dragon in the shop to gain coins instead of hearts or take all dragons if full. Padėkite drakonus šioje krautuvėlėje ir gaukite monetas vietoje širdelių. Arba paimkite visus drakonus, jei krautuvėlė pilna. Ok, nu bet šopo pavadinimas visiškai neišvestas. Net nebandyta versti. Toliau sekantis akis kaip lėkštės. Full plate buffet. Cool, manau. Gaukite po vieną kiekvienos rūšies prekę. Sumokėkite vieną monetą, kad gautumėte vėl. Nu, gal nieko. Verdančios versmės. Spellfire Springs. Gerai, manau gerai. Pay 2 elixirs to flame the last dragon you flamed here 2 more times. O lietuviškai išvesti sumokėkite 2 eliksyrus, kad dar 2 kartus sudegintumėt ar užkurtumėt, sakykime taip, užkurtumėt paskutinį drakoną, kurį čia kūrėte. Taip reikėtų sakyti. Suprasti galima. Augalai ir gaivalai. Hedges and henges. Visai gerai, manau. Padovanokite iki 3 vienos rūšies prekių kitiems žaidėjams ir kiekvieną gaukite 2 širdeles arba 1 monetą. Gift up to 3 of one type of goods to other players. Gain 2 hearts or 1 coin per player. Čia tiesiog sutrumpinta, bet irgi viskas aišku. Toliau. Žieski man vėl. Taip, suprantu, į ką orientuota. Arba kas inspirino, dabar pats net nebepamenu lietuviško žodžio. Saving throw. Jo, lietuviškas geriau. Padėkite drakoną mieste, place a dragon in town, ok, jei užpildote krautuvėlę, gaukite 4 širdeles. If you fill a shop, gain 4 hearts, ok. Puiku. Toliau, citadelė. Dragon Horde Bank. Matosi, kad Latvių citadelė bankas yra, Lietuvos nepavadina, aišku, Šiaulių bankų, galėjo Lietuvos bankų pavadinti, įvairiai, bet citadelė, ok. Praraskite 3 širdeles, lose 3 hearts, kad gautumėte 3 monetas, 3 coins, arba sumokėkite 2 monetas, kad gautumėte 6 širdeles, čia viskas aišku. Nieko neprikipsi. Toliau, pagunda, pabunda. Guilty treasures. Gerai, užskaitau. Sumokėkite 1 monetą už 4 širdeles, o tada galite padovanoti 1 monetą kitam žaidėjui už 4. Ok, friendly card. Toliau, šluota ir Lize. Pisa Coven. Angliškas geriau skamba. Duokite vienam ar daugiau drakonų parke vienoje simbolio prekę. If all 5. Jo, čia totaliai pažodžiui vertimas. Toliau. Ką mes čia turime? Drakoniškas tonikas. Draconic tonic. Gerai, visiškai pažodžiui, tai nieko daugiau nesugalvojo. Turite rezervuoti 1, must reserve 1, tada galite sumokėti kainą, you may pay. Lietuviškas yra visiškai tiesioginis vertimas ir aiškesnis, tai geriau. Toliau žalioji žinyčia, Sage of Sage, lietuviškas skamba, viešbutis, Dragon Tail Roost, ok. Pasirinkite parko drakoną ir jį užkaiskite. Kaip tas simboliukas lietuviškai išverstas, man labai įdomu.
Nes flame, jo, įžiebkite, taip reikėtų gal sakyti. Uždegti. Nu, vat, kaip čia pasakius, su to uždegti, vos ne kaip padegti, gal įžiebti būtų geriau, mano nuomonė. Toliau sekantis vėjai siuvėjai. Gaukite vieną širdelę už kiekvieną drakono rūšį mieste, sutampančią su drakonu, kurį gavote iš krautuvėlės. Nu, va čia šiek tiek kitaip. Vėjai siuvėjai cute, nes angliškai versta taip. Gain 1 heart for every dragon type in town that matches your shop reward. Tai va, čia nesuprasi iš tikrųjų lietuviškam variante, sutampančia su drakonu, o čia matches your shop reward, tai čia turėtų būti sutampančia su jūsų parduotuvės premija, taip turėtų būti, jeigu jau pažodžiui, bet žaidime vat, reikėtų tiksliai pasižiūrėti, kuris kaip įtakoja. Toliau sekantis skersinis skersgatvis Dragon Alley. Jo, čia viskas aišku ir paprasta. Drakonų gūžta. Mouse and Pause. Yeah. Nu, čia matau Hario Poterio influences, gal ir visai nieko. Meskite monetą. Flip a coin. Nu jo, sutinku, heads. Galvos. Ir va čia išvesta draw traukite, o ne paimkite. Tai keistokai. Sumokėkite vieną monetą, jei norite mesti dar kartą. Norų šulinys ir wishing well. Toliau magiška mugė Bizarre Bazaar. Bazar yra turgus labiau gal negu mugė. Tai magiškas turgus arba neapsakomas turgus galbūt. Toliau ąsočiai ir besočiai. Nu, baro pavadimai visai nieko. Flagons and Dragons. Aišku, Dragons and Flagons yra toks stalo žaidimas. Tai čia abu nori įdomiai padaryti šitą vertimą. Gain 7 or 1 good. Gauti 7 vienos rūšies prekes. Žaidėjai gali iškart prisijungti prie jūsų ir gauti vieną rūšies prekę. Tiesioginis vertimas nieko per daug nepasakysi. Pavadinimas patinka man. Toliau Žvynuvos paštas. Scale Mail Post. Ok. Smagiai išversta. Tai čia traukite, ten imkite, tai va trūksta pastovumo. Kada, kur, koks žodis. Kodėl čia reikia traukti iš kortų kaladės, nu tiksliau ten kortų krūvelės kaip verčia, o ten reikėjo imti iš krūvelės. Tai koks yra skirtumas tarp traukimo ir imimo? Jo, čia tiesioginis vertimas irgi per daug komentuoti nėra ką, tik dėl pavadinimo. Ir paskutinis šopas bičiulių bitynas Niūnės Beeswax. Tinka abu variantai. Gaukite vieną monetą už kiekvieną drakoną čia, arba sumokėkite vieną monetą ir uždėkite visus drakonus čia. Tiesioginis vertimas pažodžiui. Tai čia būtų tokios krautuvėlės, parduotuvės, šopai, visai smagiai. Bet tikrai galėjo pasistengti geriau su kai kuriais pavadinimais, nes visgi parduotuvės, bet aišku, visų parduotuvių pavadinimai ir jų idėjas priklauso šeimininkams. Tai nežinau, kas taip sugalvojo. Aišku, jeigu Brain Games'ų kažkas žiūrės video, manau, žiūrės, tai pakomentuokite dėl tam tikrų choice'ų, jeigu tai yra galimybė, ar čia buvo tiesiog vertėjo pamąstymai ar kas, nes tikrai įdomu. Galime palyginti drakono figūrėlės, tai čia yra angliškos, čia lietuviškos, per daug neimsiu, nes viskas pakankamai identiškai, nieko neprikipsi, spalvos tos pačios, tai greičiausiai daryta ten pat. Tai viskas aišku. Ir liko 3 pekai, taisyklės ir playmetas. Tai pradėkime nuo tų mažų kortų pekų, kur irgi bus įdomių pasirinkimų. Nes man labai įdomu, kaip jau jūs ten tos vertimus atliekate ir kiek
atidžiai žiūrite, ką ir kaip išvertė, ar tiesiog pasitikite. Va čia yra tikrai įdomu, nes Wingspan atveju tikrai atrodo, kad jūs tiesiog pasitikite ir nelabai žiūrite, kad kortos visiškai skirtingus dalykus daro. Tai va, žiūrėkime. Čia. Gerai, pasidėsiu čia kortelę, kad būtų patogiau lyginti. Taip. Čia angliškas, čia lietuviškas, taip parašyta Valda Kuvalda, good. Smagiai. Ir už 1, 2, 3, 4 rinkinius. Ne rinkinius, sakyčiau, o poras vešiu vis tiek. Tokia jau mano nuomonė. Tada švino žvynas. Spellcast Iron. Nu, viskas aišku. Katilas juodas Melting Pot. Irgi. Lietuviškai geriau skamba. Tiesos veidrodis Mirror of Truth. Tiesioginis vertimas. Tai čia irgi tai pasirinkta vėl rinkinius, o ne poras. Manau. Nes kai du geriau pora yra, ne rinkinys. Tada Dalio žiedas, irgi čia viskas aišku. Čia vėl rinkiniai bus, jo, Sets of Two. Iškesnis scoringas dėl to, kad čia su šitą už 1, 2, 3, 4 rinkinį kiek gaunate. Šičia yra pliusas. Orkidėjas, Orkish Orchids. Orkidėjas smagiai skamba. Taip, numiruoklė, čia irgi viskas aišku, irgi lietuviškai skamba geriau. Miška pučino, hobičino. Miška pučino. Lietuviškai tikrai neblogai. Elfspreso. Tas pats. Nykštukus stautas. Nu, bet tikrai stautas. Nu, aš suprantu, geresnio varianto niekas nesugalvoja, taip pat ir alų išversti. Ok. Impanadas slibinų kibinai. Kodėl tada čia yra slibinai, ne drakonai? Nežinau. Impanadas yra angliškas variantas. Ok. Toliau krembriulė. Jo, visiškai tas pats. Copy-paste, kaip sakant. Rūkyta gargonė. Gorgona ar tikrai gorgonė. Tai va, kažkaip abejoju. Nagos nugarinė. Displaced beef. Nagos. Nu, galėt kažkokį lietuvišką geresnį žodį sugalvoti. Flemerdžė. Liepsnų liežuviai. Nu, labai simple. Kaukų taukai. Werewolves. Skamba geriau lietuviškai. Pragaro virtuvė. Infernal Fryer. Nu taip, į Gordon Ramsay. Saulės šukė. Shard of Char. Ok. Trečioji akis. Eye of Beholder. Nu, galėtų irgi kažką iš mitologijos gal paimti lietuviškos netgi. Šviesos kardas. Saber of Light. Gal. Ir nieko. Drugio efektas. Snapdragons. Nu, filmas. Aišku, easter eggas smagu, bet nu, įdomu, ar vaikai klaus, kas tas drugio efektas ir ar norės pažiūrėti. Nu, ateityje, aišku, galima. Hydroponics irgi copy-paste. Atakų salotos. Taco salad. Atakų. Takos. Atakų. Ok. Čia funny. O kodėl ne atakų salotos? Nu, atakų. Nu, čia galėjot patys savęs pasijuokti, tai gal visai nieko. Samanė, Runshine. Samanė. Family game, Samanė. Ok. Gal nekomentuosiu per daug. Anapilio alus. Old beer. Nu, pelėdo alus gal ir geriau. Mirtinį. Nu, gerai, kad dar Martyno nesugalvojot, bet taip. Mino tortai, mino tarts. Ar tarts yra tortai?
Nepamenu. Satiramitsu. Visiškai copy-paste. Nesugalvot kažko geriau? Pegaso dulkės, Unicorn Flakes. Drakono pusryčiai irgi gerai skambėtų, manau. Siaubų sriuba. P4. Nu, abuku. Krakeno kepsnys, kraken katsu. Abuku. Filet minion, žvinų piršteliai. Abuku. Ir šitie. Daniel. Paskleidžiate. When you may. Nelabai man aišku tas, kaip paskleidžiate. Kažkokio geresnio termino reikėtų pagalvoti. Many. Ok. Labai tiesioginis vertimas šitos kortelės. Peteris. Kodėl ne Petras? Peteris. Jis dar net labiau surusino šitą vertimą. Piteris, Sankt Peterburgas. Irgi asociacija sutinku, bet Petras geriau būtų buvę. When you reveal, čia tenais, kad you may go to one and take a new turn, užėti vieną iš jų ir atlikti naują ėjimą. Jo, tiesioginis vertimas nieko per daug neprikipsi. Erikas, ok. After using a shop ability, you may use it second time. Galia, ability. Tinka. Bredas. Čia galėt kokį lietuvišką sugalvoti. Kai paskleidžiate. Place yra paskleidžiate. Kodėl nepadedate? Paskleidžiate. Riches. Gal. Turčiais galėtų irgi būti fan pavadinimas. Sandara. Ok, irgi nieko nenorėt sugalvoti toliau. Miltinis pen. Džovon. Šaukite vieną. Tai va, čia viskas aišku ir paprasta. Dūmas. Hickory. Place a dragon in town. Padėkite mieste vieną drakoną. Tenin rūgštukas. Swap sukeiskite. Swap šitam atveju tikrai yra sukeisti, nemainyti, bet su tojais lietuviškais vertimais iš angliškų žodžių reikia turėti omenyje, ką tai reiškia. Ar tai yra mainai, ar tai yra apkeitimas, kažkoks pakeitimas ir panašiai. Braidžiam, deimantė. Jo, šitas lietuviškas geriau. Gelžgaudas, Wingnut. Lietuviškas vertimas tikslesnis, gaukite 2 vienodas prekes iš šios parduotuvės. Angliškai būtų gain 2 of 1 good. Kas irgi pakankamai aišku, bet lietuviškas atrodo aiškiau. Siuzetė yra blinelis. Galėjo būti blynė, nežinau. Dročia irgi bus traukite. Loaf. Kepalas. Gidro. Cinnabon pyragėlis. Cinnabon kaip cinamoninė bandelė, čia irgi traukite, nieko ypatingo. Fondue. Copy-paste tiesiog, nieko nenorėjot kitaip padaryti. Cookie sausainis. Irgi. Sausainis ir kukiai viskas good. Honey and medutis. Jo. Medutis geriau nei honey, bet tai yra tas pats. Hot dog, dešrainis irgi. Please a dragon town, padėkite mieste vieną drakoną. Jep. Flambe čirškutis. Sure. Cutlet karka. Ok. Fun. Potato bulvytė. Bulvius būtų geriau nei bulvytė. Skeward iešmantas. Ok, tai jos tom lytim, tai čia niekada nežinosiu, kur drakonas yra kas, tai kaip pasirinksi, taip nepagadinsi. Brisket teftelis. Ok. Blossom žiedūnė.
Smagiai. Lotus, lotusas. Jo, pažodžiui vertimas. Olive, olivija. Jo, tas pats. Herb, žolynas. Žoliukas galėjo būti irgi. Žolynas. Dandelion, vėdrynas. Okay. Mulch, grumstas. Okay. Nu, su tekstu daugiau viskas yra visiškai tiesiogiai išvesta, tai nelabai yra ką komentuoti. Earl arbatinis. Ok, tai vat galėtų jūs irgi ir kitose variantuose sugalvoti kažką geresnio, nuo arbatinis. Nu, čia labiau sriubo verda, gal ir arbata, tai gal ir tinka. Toliau usnis. Thistle. Va čia arbata man labiau užneša negu praėjęs. Ten sriuba, čia arbata. Tai reikėjo sukeisti. Jasmine, jazminas. Nu, čia irgi arbata labiau. Atrodo. Su viralais lavender, levanda. Nu, jo. Čia irgi smagiai. Kas tikai, kas nelabai elderberry, aronija. Ja, čia irgi. Cool. Venti. Upelė. Nu jo, kavą daro. Sutinku. Opalwing. Opalas. Frostfire žiežirba. Vėlgi. Cool. Moonbeam. Žaltvykstė. Okay, sure. Jewel Heart, gintarė. Ja, manau, geras pasirinkimas. Silver Scale, sidabras. Sidabriukas galbūt geriau. Arba sidabris. Galime ir taip sugalvoti. Deadfang, geluonis. Gelčius galėjo būti. Irgi. Shale, skalūnas. Gal, bet nežinau. Ar geriausiai būtų rasti degėsis. Jo, tai nemažai atveju lietuviškas vertimas yra labiau aiškesnis. Ta prasme, daugiau detalių patinginis, kas yra tikrai pilvumas. Kol žaryje. Nu, gal ir žaryje čia būtų. Patina žiežulys. Ok. Flint titnagas. Čia galėjo likčius koks būti. Roxane, akmenė. Ok, akmenė. Irgi įvairiai galima suprasti, bet visai cool. Irgi. Tai va, jau antrą krūvelę. Liko trečia krūvelė. Taip. Lietuviškas. Angliškas variantas, tai kol kas pirmas yra identiškas, tai mečius ir degtukai. Starter Shop pradinė parduotuvė tvarkoj. Shimmer, kibirkštis. Taip, čia kol kas viskas apie pradinę parduotuvę. Sparkle, blizgutis. Dazzle, žiburėlis. Frazzle, spinksulė. Labai tiesioginis vertimas, bent iš pačių efektų. Twinkle, žėrutis. Tai nelabai ką ten, kaip sakyt, su vertimu daugiau paskeisti. Chonkers of volutis. Va čia unique unikaliai išvertė. Tai vat, irgi gal netoks pastovumas yra,
Nu, bet čia sutinku, kad geriau, bet ir anam atveju unikalią prekę būtų buvę geriau. Bubu. Nieko nenorėjo sugalvot. Taip, lietuviškas vertimas yra tikslesnis to, kad paminima, kad įskaitant ir nulikas yra 2 ir mažiau tuoles, o up to 2, jeigu būtų kitoks efektas, tai pliusas. Tada rainbow yra vaivoras. Galėjo ir vaivorykštę padaryti. Talismanas. Irgi tiesioginis vertimas. Steponas Stevenu tapo. Gal ir taip, aš dabar nepamenu. Sweetie saldėsis. Nu, va, čia yra pora vietoj dvejeto, tai tikrai turėjo tokį žodį savo žodynę šitas žaidimas. Umami gardėsis. Savana. Nieko nesugalvoju su pavadinimu ir vėl čia pora bus. Gema. Irgi nieko nesugalvojot. Taustį skrebutis. Kol kas iš tų tekstų lietuviškas variantas dažniausiai yra aiškesnis, vertimas atrodytų teisingas daugelį atvejų. Carney mėsgalis. Nelabai gal gerai skamba. Feliksieras. Ok, cool. Forest. Miškinis. Cirkonis. Aš pagalvojau, jeigu norėjo tą pačią raidę naudot, galėjo Zenonas daryti. Būtų irgi visai fun, maybe. Ajaksas. Nu, kodėl čia reikėjo tiesiog išversti? Tai va, dar įdomiai angliškas variantas pasirinko tą patį simbolį tiesiog didesnį parodyti, o lietuviškas 2 atskirai. Tai nežinau, kas yra geriau, bet manau atskirai yra aiškiau. Taip, toliau Buttercup. Kiaulpienė. Ok. Čia and pakeitė į bei. 3 širdelės bei 2 monetas, ar 3 širdelės ir 2 monetas. Nu, manau, ir geriau būtų buvę. Nightbright, naktibalda. Cool. Naktibalda skamba gerai ir čia vėl and pakeistas. Bei vietoj ir. Greenhorn, žaliuokė. Cool. Sunlight, pašvaistė. Vestley, vakaris. Ok, čia jau sugalvot kažką daugiau. Tai va toks ir įdomus dalykas, kodėl jūs vieniems sugalvot kažką įdomesnio, kai kur tiesiog palieka sulietuvintą variantą, net nevertimą to žodžio, fokus. Tai va, hokus pokus, čia vienas kitam tinkantis, kaip pora, bet ne kaip tas pats dalykas. Tai nebent hokus maokus, hokus pokus, nu gal čia ir iš tos asociatyvios dalykai. O čia va, pokusas, tai lietuviškai kaip yra? Fokusas. Nežinau. Va čia su vertimu jau šiek tiek įdomiau. Each dragon you could flame this turn may gain 2 hearts instead. Vietoj kiekvieno drakono, kurie įima padegėte, mainais gaukite 2 širdeles. Angliškas atrodo aiškiau čia vertimas. Starburst, kometa. Cool. Scoret yra gaukite premiją. Tai va, leave in the row, lietuviškai išverčia tiksliau, kad palikite kortą eilėje. Tada gobrush. Jo, auksinas, kodėl ne auksiukas, tiesioginis vertimas, tiesiog Taylor, adata. Nu, gal ir kitokį galėjo pasirinkti variantą. Ir paskutinis buddy, bičiulis. Va, pair čia tapo pora. Nu, čia jau tiesioginis visiškai vertimas. Taip, tai su mažom kortelėm tiek. Dabar galėsim palyginti taisyklės. Tai aš tiesiog vieną šalia kitos atsiversiu ir žiūrim, kas yra. Komponents yra žaidimo rinkinys. Tai ne komponentai, manau, būtų buvę geriau. Žaidimo prašymas yra overview, tai gal apžvalga galbūt ir buvo geriau. Welcome to town, sveiki atvykę į miestą. Flamekeepers, liepsnos sergėtojai. Pagalbos kortos player aids yra. Tai čia nežinau, koks yra geresnis variantas, bet lyg ir kažkur esu girdėjęs kažkokį geresnį variantą. Keistų drakonų kortos. Pradiniai drakonai.
ypatingi, bendražygių kortos, angliškai yra companion, enchantments apžavų, prekių žetonai, atsarginiai žetonai. Vat su tokenais nežinau, ar žetonai yra geriausias variantas. Monetų žetonai galbūt. Va, piles išvertė į krūveles ir decks irgi į krūveles. Tai va čia tokio klaidos yra, kad vėl arba skirtingus žodžius panaudoja kitur, bet ne visur, o kartais tiesiog naudoja tą patį, kad greičiau, tipo, ar kaip, nežinau. Taip, place coin tokens, sudėkite monetų žetonus į fontaną, kas čia aišku, shop deck krautuvėlių kortų krūvelę. Tai kortų kaladai būtų buvę daug geriau. Suformuokite krūvelę. Nu, čia aišku, bent reikia pasakyti, nu, čia vėl tiesiogiai išverčia suformuoti krūvelę, tai tu tą krūvelę gali įvairiai suformuoti, dėl to, kai yra kaladė, galima daug paprasčiau paaiškinti. Taip, toliau player setup, žaidėjų pasiruošimas. Player token, žaidėjo figūrėlė, tai lietuviškas variantas būtų geriau, tai myplas nerašo, tai figūrėlė bus gerai. Tai va, čia komponents yra komponentai, va kitur tai žaidimo rinkinys. Toliau bendražygiai ir vieno žaidėjo variantas, taip, čia tu atskirime. Ok, tai čia viskas daugmaž aišku. Ja, puslapį taisyklės, nu, ta prasme, popierius yra tas pats. Taip, toliau, žaidimo prašymas. Tai tos širdelės yra reputacija. Daugmaž čia viskas aišku. Tik tas uždegate, užliepsnojate, įžiebėte, nežinau, geresnio galėjo žodžio. Taip, ėjimo pavyzdys, taip, čia viskas aišku. Vardus, aišku, kitokius parinko, prekių rinkimas krautuvėlėse. Tai jau čia irgi labiau patikslinta. Ja, viskas labai tiesiogiai išvesta, tai aišku, buvo galima geriau. Čia tai tiesiog kartais neatrodo kaip tiesiog Google vertėjas. Ir čia draw an artisan dragon of your choice, čia imate, va tas imti, kodėl netraukti? Nu, aišku, imti, nes jūs imate į ranką, traukėte į ranką. Nu, čia gal ir sutinku, kad čia būtent imate geresnis variantas yra. Taip, toliau. Va, draw an artisan dragon, čia jau traukite bus, neimkite. Čia irgi paskui toliau ištraukti naują krautuvėlę, tai irgi gerai. Iš krūvelės, nu jo. Jo, viskas labai pažodžiu išvesta, tai aš net sakyčiau, vat reikėtų kai kur sukeisti žodžius, sakinį pradėti iš kito galo ir panašiai. Jo, toks ganėtinai literally vertimas. Uždėkite drakoną. Fire up. Nu jo, čia daugiau viskas aišku. Tai va, pavyzdžiui, čia kur yra jų shop ability, pasinaudokite krautuvės galią su šauktuku paaiškinimas, čia jau normaliai. Kai kur žodžių tvarka yra gerai, kai kur atvirkščiai ir panašiai. Tai universalios krautuvėlės. Va čia wild, universalus. Tai va, unique ir wild įvairiai verčia. Ėjimo užbaigimas, ending jo turnų, čia viskas kaip ir aišku. Tai tas parkas yra iš esmės ištrauktos kortelės, tai dabar jau kažkas aiškiau darosi. Šiuose krautuvėlėse gali lankytis visi žaidėjai, we are now available for players to visit. Tai va, šiaip kokia yra jūsų nuomonė, kas geriau? Tokenai yra žetonai, ar ženkleliai, nežinau, kaip geriau išversti. Atlikusios monetos, o kodėl nelikusios? Leftover coins yra atlikusios, nelikusios. Nu, irgi keistokas vertimas. Tai va, kai kur yra specializuota, kokiu ėjimo metu, kieno ėjimo metu, o kitur ne. Tai va, tas irgi
nėra pastovumo kai kuriuose kortelėse, tai kai kur sunku suprasti, bet aišku, iš praktikos žaidžiant, žiūrint video ir panašiai pasidarys aiškiau. Bet šiaip taisyklės visai nieko parašytos, bet kai kurios kortelės gali, nežinau, sukelti abejonių. Čia net ir tam pačiam angliškam variante. Taip, toliau krautuvėlių paaiškinimai. Vat su tais patikslinimais turėtų būti patikslintos kitokios kortelės, o ne tokios, kokios yra angliškose taisyklėse, nes lietuviškos kortelės kai kurios yra aiškesnės negu angliškos kortelės ir atvirkščiai. Tai turėjo būti pasirinktos kitos kortelės, tai va čia yra viena iš taisyklių problemų. Toliau žiūrim čia papildomi dalykai. Tai kaip sakant, nereikia visiškai kopijuoti, kas yra angliškam variante. Taip pat ir su drakonų paaiškinimis ir panašiai. Nebūna taip, kad čia nuo vertimo viskas priklauso. Nes čia iš esmės lygiai tas pats copy-paste. Va, čia šiek tiek kitaip išvesta, kad kai kurie benžygiai netgi duos pirmie pačioje žaidimo pradžioje. Aiškiau gaunasi negu angliškas pradžioje patikslinimas. Jo, kompanionų paaiškinimai. Ir vėl aišku tie patys, nes kaip ir minėjau, labiau reiktų žiūrėti pražaidus. Reikėtų vėl, kaip sakyti, pratestuoti lietuvišką variantą ir žiūrėti, kurios kortelės nėra tokios aiškios ir jas paaiškinti, o ne tiesiog kopijuoti angliškas taisyklės. Toliau solo maudas, matau, išvestas vienas žaidėjo variantas, irgi nėra prasčiausias pasirinkimas. Taip, čia nosinės vienos trūksta. Krautuvėlių korto shop deck. Čia jau geriau išversta. Giving goods yra prekių atidavimas. Gal ir taip variantas. Irgi matau nemažai tiesioginio vertimo, tiesiog pažodžiui. Ten, kai apsilankote, when you visit, ta prasme, literally. Turėtų būti, kai su vienu ar daugiau figūrėlių ten apsilankote, krautuvėlėje, ta prasme, žodžių eilės tvarka turi būti kitokia. Shopkeeper prekeivis, liepsnos sektorius master of flame, liepsnos meistras. Čia gerai. Tokios taisyklės. Ir paskutinis dalykas, kuris liko, tai yra playmetas, tai va tuoj palyginsim. Taip. Daugiau žiūrim kokybę, nes dažniausiai būna story skiriasi, dar kažkas, tuoj pažiūrėsiu. Taip, tai tiesiog čia mano originalo angliško. Taip, o čia storis tas pats. Dabar žiūrim spalvas. Taip. Lietuviškas playmetas ryškesnis yra, man atrodo, šiek tiek. Tai įdomu, kas gamina kur, bet atrodo gerai. Bet apačioj nešvaresnis, tai įdomu. Tarsi būtų kažkas naudojęs, arba tiesiog iš kažkokios nešvarios vietos paimtas buvo gal. O šiaip komponentų kokybė yra beveik identiška, skiriasi ta prasme tas šviesumas, tamsumas. Tai kaip ir ta prasme visuose žaidimuose, kur yra skirtingos versijos, tai tiesiog priklauso, jeigu yra skirtinga gamykla, skirtingas šiek tiek spalvos kodas arba variantas tos spalvos, tai tu nieko nepadarysi. Tai ir kortelių nugarėlės gali skirtis, tokenų spalva šiek tiek ir panašiai, tai yra normalu ir
Aišku, su kortų nugarėlėm yra problematiškiausia. Tai toks palyginimas. Parašykit komentaruose, kaip jums šis žaidimas, kas jau jį mėgino, koks rekomenduotinas žaidėjų skaičius, esate ar bandę solo ir panašiai. Ir kas neturi angliško, tikrai rekomenduoju lietuvišką, ten tos mini klaidelių daug nekankins. Tikrai viskas priklauso, kas yra jūsų žaidėjų grupė. Nes lietuviškas, aišku, patogius su tiem, kam anglų kalba sudėtingiau. Tai tiek iš esmės. Tai toks mano pirmas palyginimas. Rašykite komentaruose, kaip jau jis jums. Bet kažkuriai dėžiai kažkokio prioriteto nesuteikčiau, nebent atsiras expansionai ir panašus dalykai, tai angliškas būtų visada tokiu atveju geriau, bet tikrai geras vertimas, su keletą klaidelių, keletą galimų patobulinimų, galbūt su antru printu ir panašiai. Tai kol kas tiek, ačiū už dėmesį, tai iki kitą kartą, iki.